Šalies ralio vasaros sezonas prasideda. Pirmasis etapas nuo 1961 metų organizuojamas Vilniaus ralis miesto mero taurei laimėti. Ilgą ir gražią tradiciją turinčios lenktynės kiekvienais metais sulaukia geriausių tiek Lietuvos, tiek užsienio sportininkų dėmesio. Ralyje yra dalyvavę tokie legendiniai lenktynininkai kaip Stasys Brunza, Eugenijus Tumalevičius. Vasaros sezono pradžia be abejo svarbi kiekvienai komandai ir kiekvienam sportininkui, todėl jie Vilniaus raliams ruošiasi su tokia padidinta atsakomybė ir norėdami pademonstruoti visus savo sugebėjimus. Lenktynių startas numatytas Ukmergės rajone, o ekipažams teks įveikti 340 km maršrutą. Rally croso trasoje viskas kaip ant delno, ten turėdavom tą vieną posūkį prie to anksčiau. Tai praliekdavo mašiną, dulkės pakelė ir viskas baigėsi, o dabar matysis ir rezultatai, ir visa varžybų eiga. Organizatoriai džiaugiasi, kad trasą pavyko paįvairinti. Pailginame pernykštį greičio ruožą miškas. Jūs kaip geri specialistai žinote, kad į miškus įvažiuoti, taip miško keliais, tai yra gana sudėtinga. Urėdijos savo interesus labai teisingai, labai gina ir panašiai. Tačiau vėlgi geranoriški santykiai leido tai, kad pernykštis ruožas dar pailgintas. Autosporto mėgėjai Vilniaus ralio varžybas galės stebėti gegužės 8 dieną. Visiems žiūrovams organizatoriai primena, svarbiausia saugumas.